Labas rytas ištikimi atliekų kultūros žiūrovai. Šiandien su jumis sveikinuosi paskutinį kartą šį sezoną. Tad nuoširdžiai kviečiu, prie TV ekranų bus ir įdomu, ir naudinga. Nei mes badaujam, kad mums tiek maisto reikėtų, nei mes nuogi vaikštom, kad mums tiek drabužių reikėtų. Aš tai važinėju su mašina iki kol kojas išlenda pro dugną. Mes skelbiame žinią atliekų kultūrą visiems. Duok, pasimk ir būsi laimingas. Tad kviečiame pusvalandžiui įdomios ir naudingos informacijos. Su Neda Malūnavičiūtė nuostabia atlikėja ir nepaprastai šiltu žmogumi susitikome Verkių parke Vilniuje. Ir visai neatsitiktinai, Verkių parkas Nedai itin patinka. Žinoma, atlikėja jam jaučia nenusakomą trauką. Po kažkokią senovę aš čia vaikštu. Man toks jausmas, kad ta dvasia kažkokia lydi. Nežinau, gal aš tokia keista, žinai. Tai va. Butą išsirinkai taip pat labai senam name, visiškai irgi su savo istorija. Ar buvo kažkoks sprendimas specialiai toks, ar specialiai to ieškojai? Buvo labai viskas, labai ekspromptu, labai spontaniškai, labai butas pirktas iš emocijos ir visiškai nepagalvojant, ką aš padariau. Bet žinok, reikėtų dar kokių 3 laidų, jeigu aš pasakočiau, kaip aš jį ten bandžiau gyventi jame, nes... Vandens nebuvo, man nebuvo atrodo, vandens, nieko nebuvo. Bet aš jo taip norėjau, kad nusipirkau va tą atmosferą tik tai. Ir labai brangiai. Ir paskui dar labai daug pinigų įkišau į remontą, kurio man nepadarė iki galo. Taigi su tuo nepadarymu iki galo nutiko taip, kad Neda išmoko gyventi kiek kitaip nei kiti. Pasiklausykite. Aš, pavyzdžiui, namuose neturiu viryklės, neturiu skalbyklės, indaplovės, šitų, žodžiu, šitų reikalų nei vieno daikto neturiu. Bet turiu tokį daugiafunkcinį puodą, kuris troškina, verda, angarų, ten daug funkcijų atlieka. Aš ten viską atlieku ir į spintą pasidedu ir vėl švarus stalas. Žodžiu, ateini virtuvės, stalviršis gražus ir nėra net viryklės. Aš kai įsikraušiau, neturėjau virtuvės. Gyvenau be virtuvės. Nu, tai ten po 10 metų pasidariau tą virtuvę, bet aš per tą 10 metų man taip ir nepasigėdau tos viryklės. O kodėl man turėti daiktą? Todėl, kad reikia, nes todėl, kad visi turi. O su skalbimu tai irgi. Kadangi nešioju drabužius tokius, kurie nereikia skalbti kiekvieną dieną, aš iš viso labai už tokius drabužius, už praktiškus. Bet, pavyzdžiui, su šitą suknelę, kurią aš tampau jau kokį 15 metų, tu gali, pavyzdžiui, sėdėti ant purvinos žemės, tu atsikeli, nusipurtai ir eini ir netgi kartais ir ten sukoncertuoji su šitas. Man toks jausmas, kad aš esu tave mačiusi. Tikrai mačius, nes mano drabužiai yra po 15, po 10 metų nešioju. Ir pavyzdžiui, šitas drabužis buvo chaki spalvos, bet kai jis man atsibodo, aš jį persidažiau batiką. O, prašau. Ir aš pats su visais tais drabužiais dar, jau kai man atsibosta spalva, aš tada pakeičiu spalvą ir dar 10 metų nešioju. Aš įsimyliu drabužius. Ir jeigu tas drabužis tiesiog važinai, kaip būna, nu va, nu čia viskas, čia mano. Ir aš tada nematau reikalą nei pirkt, nei ieškot, nei žiūrėt, ir man visiškai nusispjaut, kad aš ten mane matė su tuo pačiu, ten mane, nu ir kas. Aš labai gyvenu savo, aš labai gyvenu ne dėl kitų. Su skalbimu, pratęsikim. Nu tikrai nesusirenka pas mane nėra šeimynos didelės, kažką smulkaus, taigi pakiši po kranu, nes 15 metais vandenį įsijungiau, tai iki dabar žiūriu, kaip tas vanduo bėga iš krano ir džiaugiuosi, kad galiu tą koinaitę išsiskalbti, žinai, smulkius daiktus. O didesnius daiktus pasikaupi, nueini į savitarnos skalbyklą 1,5 valandos, į vieną mašiną įskalbi, į kitą mašiną išsidžiovini ir su švariais skalbiniais grįžti namo už 1,5 valandos. Viskas. Neda sako, kad kruopščiai rūšiuoja maisto atliekas, nors ir tų susidaro nedaug. Mat jai patinka, bet liekinis gyvenimo būdas. Aš turiu bičiulę, kuri gyvena Skirgiškėse ir aš iš jos perku jos vištų kiaušiniukus. Ir jinai daro tokį dalyką, jinai iš vis labai daug stebuklingų dalykų daro ir spaudžia aliejų. Iš semenų, iš kažkokių sėklų, iš kokoso. Ir mes va taip susiskambinam ir sakau, Renata, man baigėsi šiukšlės. Čia yra kodinis pavadinimas. Aš geriu kokteilius, kiekvieną dieną geriu kokteilius, plaku
riešutai, sėklos, tralelele, visokie šitie reikalai, čia jau aš jau tą darau labai daug metų. Jau tai yra įprotis ir tai jau yra priklausomybė. Bet aš manau, kad visai nebloga priklausomybė. Tai aš netgi suskambinu ir taip, žodžiu, jinai išspaudžia tą aliejų ir tengi išeina tos išspaudos. Nu, kažkas tai va tokio. Tai įsivaizduok, lieka, tai juos pasirodo, duoda vištukiam ir ten viskas kažkur aliejus ten kažkam kamta, tai aš tas šiukšlytės labai sėkmingai irgi susirenku iš savo draugės ir dedu į kokteilius ir valgau tą viską. Tai tokios detalės atrodo, bet iš tų detalių ir susideda toks, kai tu, nemėtai, ką tu tikrai gali suvalgyti, panaudoti, tu nieko neišmeti. Dar viena su gyvenimo patirtimi atėjusi taisyklė. Aš nebeperku senai daiktų, kurių nereikia. Aš senai jau nebeperku. Ir mano daiktas dirba iki kol jis sudega ten, užsidega, išskrenda ten. Bet, žinai, kiti ten trupučiuką kažkas ten lūžtelėjo ir keičia kitą. Nu, kaip ir mašinas, žinai, ten. Pavažinėjau ten trupučiuką jau. O aš tai važinėjau su mašina iki kol kojas išlenda pro dugną. Nu, aš nematau prasmės važinėti su nauja mašina tam, kad jinai būtų nauja. Okei, negenda, yra ten tų daug pliusų ir taip toliau. Ten tos detalės, žodžiu, nesvarbu. Bet aš važinėjau su mašina iki kol jinai, nu, aišku, jau kai tu matai, kad jau absoliučiai jau nebeverta jau ten investuoti ją, tai tada aišku. Bet mano prieš paskutinė mašina buvo jau beveik kojas jau ten kyšojo, bet jinai puikiai važiavo. Bet jau ten visiškai surūdijo, aš su ją važinėjau, jinai man atitarnavo beveik 20 metų. Na ir vienas paskutinių klausimų, kokiais muzikiniais planais gyvena Neda. Rūtelė, kai manęs klausė, kokie tavęs laukia projektai, tai aš visą laiką taip nusišypsau ir sakau, kad mano projektas yra visas gyvenimas, tai yra muzika. Tik tai gali pasikeisti ten scena, gali pasikeisti partneriai, gali šiek tiek kartais žanras keisti. Bet mano projektas yra būti muzikoje kuo ilgiau. Aš supratau per visą kelią savo muzikinį, kaip yra svarbu dainuoti, būti scenoje su partneriais, kurie tave supranta, kurie tave jaučia, kurie netgi požiūrį į gyvenimą dažnai sutampa ir tu gali apie bet ką pasikalbėti, su jais yra įdomu ir tai gali būti, sakau, tai yra ant pirštų suskaičiuojami reikalai, lygiai taip pat kaip ir su draugais. Jėzus, aš jau apsiverkiau, žinokit. Tu čia nuo ko verki? Nu, tai nuo to, ką pasakoji. Turim tai tu dar jausmų kiek turi daug, kaip faina. O Jėzus, kaip faina. O tai tu įsivaizduoji, koks man yra kaifas, kai žmonės išlieja ašarą, kai aš dainuoju apie liūdesį, pavyzdžiui, apie skausmą ir jisai verkia tas žmogus. Tai aš suprantu tada, kad kad aš nebereikalo tą darau. Išties atliekų kultūra yra daug daugiau nei vien įpročiai susijęs su gražesniu gyvenimu ir tvarka. Tai emocija, jausmas, draugystė ir bendrystė. To dar kartą įsitikinau, kalbėdama su nuostabia atlikėja ir muzikante Neda. Dabar TV6 eteryje reklama. Susitiksime išsyk po jos. Sveiki visi žiūrintys TV6, čia laida Atliekų kultūra. Jūsų dar laukia įdomi ir naudinga informacija iš Utenos, Klaipėdos, Panevėžio bei Vilniaus regionų. O pradėsime nuo Utenos regione esančių molėtų. Juose gyvena auksarankė, kurie jau prieš 7 metus sugalvojo būdą, kaip atsikratyti tinkamais naudoti, bet nebereikalingais daiktais. Dėmesio į ekranus. Dabar jau nieko nestebina visoje Lietuvoje veikiančios atiduotuvės ar mainymosi, dalymosi stotelės, o prieš 7 metus tai buvo iniciatyva gerokai nustebinusi aplinkinius. Jos ėmėsi auksarankė ponia Stasė, gyvenanti molėtuose. Pas kiekvieną namuose visada atsiranda tokių daiktų, kurie dar geri, bet nereikalingi. Išmest gaila, neturi kur padėti.
Tai tokių daiktų turėjom ir mes šeimoje ir visada kankino ta mintis, kur padėti juos. Atsikėlėm čia jau į savo patalpas, tada jau visą tą atiduotuvę perkeliam į lauką. Pastatėm ant kelmo dėžę, užrašėm dovanojami, na ir nešėm viską, ko nereikėjo, viską krovėm. Tai būdama tai ateina žmogus taip atsargiai prie tos dėžės, pasidairo, pasiėmė, nusinešė. Tada atėjo klausė, sako, galėčiau aš atnešti savo? Sakom, prašom. Tai prasidėjo, po mėnesio užstovėjo pakaba lentynam kabyklą visą, kadangi orai prastėjo, tai tada jau teko tą palapinę pasidaryti. Nu ir taip įsivažiavom. Atiduotuvė įsibėgėjo taip, kad daiktų kiekiai vis augo. Žmonių susidomėjimas vis didėjo ir dabar net ir ta palapinė nebetalpina tiek, koks yra noras dalintis. Reikia daug didesnės, o lėšų tiek nepakanka. Bet ponia Stasė nenuleidžia rankų. Tiki, kad geri darbai pritraukia tokius pat gerus, neabejingus žmonės, juolab, kad ši daiktų atiduotuvė veikia visų žmonių labui. Išskirtinius proginius drabužius ponia Stasė atrenka, sutvarko, išskalbia, išlygina ir nuomoja. Kad nepirkt, tarkim, to vėlgi važiuoja į prekybos centrą, perki kažkokį blizgų rūbą, vieną kartą užsidedi ir vėl kažkur tai jį sandėliuoji, meti ir dar kažkur tai. Tai mes padarėm tokią nuomą, jeigu jums reikia kažkokios teminės aprangos, jūs susimoka, tarkim, simbolinę tą kainą, 3-5 eurai ten tokia. Pasipuošėt, atbūnat šventę ir vėl mums gražina tą drabužį, ta prasme. Tai vėlgi per tą tvarumą, kad nepirkt, neskatint to masinio pirkimo ir tos masinės gamybos, kas dabar labai yra didelis skaudulys iš tikrųjų. Na, o kas nebetinka nešioti, kad ir trikotažiniai marškinėliai, ponia Stasė sugalvojo būdą, kaip juos panaudoti dar kartą, pasigaminant pintus kilimėlius. Atidžiai stebėkite, Auksarankė parodys pagrindinį gamybos principą. Marškinėlius susikarpom 5 cm juostelėm, bet irgi dar toks patarimas iš patirties, labai reikia žiūrėti, koks trikotažas, nes būna labai tokio plono trikotažo, o kitas, tarkim, storo trikotažo ir pinant tas kasas labai neproporcingai gaunasi pinimas. Tai siūlau, kas bandysit, pasiderinti trikotažo storumą. Kiekvieną juostelę paskui turi sujungti. Tas jungimas visada užima daug laiko. Bet aš jums parodysiu, kaip galima iš vienų marškinėlių pasidaryti pakankamai ilgą virvę be jungimų. Tai kaip susikarpam tokią, nenukerpam iki pabaigos, kad nebūtų tos tokios tik tai juostas ištisinės. Tada paimam marškinėlius ir taip kerpam skersai. Bandom sujungti skersai tuos visus jungimus. Štai tokiu paprastu būdu galite pasiruošti kokių tik norite spalvų juostų, o po to pasidarote tokias 3 juostas. Man labai patogu, aš turiu tos balkius, pasikabinu ir labai patogu pinti. Ir žodžiu, pasigabina tas juostas ir pinat kasą. Pinat kasą, prisipinat tų kasų, spalvas derinat kokias norite. O prisipinus kasų reikia tiesiog jas tarpusavyje susiūti. Siūt galima, aišku, galima iš viršaus dygsniukai sujungti. Jeigu jūs negazina, kad matysis truputėlį siūlo, galima sujungti taip. Aš jungiu tokia paslėpta siūle, jungiu 2 kasytes tas per vidurį ir kaip susisiūna, nežinau kiek matysis, bet tų siūlų nesimato visiškai. Tai per keletą vakarų pasigaminsite unikalų vienetinį kilimėlį, kurį turėsite tik jūs. Ponia Stasė įsitikinusi, kad kiekvieną daiktą galima prikelti antram gyvenimui. Ji pati iš reklaminių brošiūrų ir nebereikalingo gipiūro pagamino štai tokią eglę, iš nebenaudojimo lempos gaubto vazą, iš žvakidės stovą gėlėms ir daugybę kitų daiktų. Tai reikia fantazijos ir noro. Įsivaizduokite, kad gyvenate, pavyzdžiui, Panevėžio regione. Pristatote atlieką į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, pavyzdžiui, sulūžusią kėdę. Ar ji dar gali būti sutaisyta ir funkcionuoti toliau? Dažnu atveju gali. O kas ją taisys? Panevėžys surado būdą. Keliaujame į Panevėžio regiono nepavojingų atliekų sąvartyną. Jame ką tik duris atvėrė paruošimo naudoti pakartotinai centras. Kokie daiktai jie atkeliaus ir kas bus su jais daroma. Kada žmonės atveža atliekas į aikšteles, mūsų darbuotojai jas apžiūri ir įvertina, ar galime jas prikelti, negalim prikelti. Jeigu tai matom, kad yra daiktas, kuris yra naudingas tolimesniai veiklai, mes tos daiktus atsivežam būtent į šitą pastatą, mes juos sutvarkom, išvalom, suremontuojam, žiūrint, koks tai būtų daiktas. Tai ar tai kėdė, ar tai stalas, ar tai baldas, ar tai žaislas kažkoks, ar tai dviratis, visa kita, tam, kad
žmogus tas, kuris to daikto atsikrato, jisai tampa laimingas, kad jo nebereikia. Bet tas pats daiktas gali rasti galbūt naują šeimininką, kur tas daiktas yra beproto, galbūt yra reikalingas ir jis dar tarnaus ilgus metus ir bus reikalingas tam žmogui, kurio galbūt jis negali įsigyti, negali turėti ir jisai tiesiog, kaip sakau, yra dalinimos akcija. Duok, pasimk ir būsi laimingas. Jei jau daiktas pateks į paruošimo naudoti pakartotinai centrą, jis turės realų šansą atgimti. Tada mes čia sutvarkom, tada visi daiktai keliauja į keiskis stoteles ir žmonės tie, kurie daiktus gali atvežti, kai kurie žmonės taip pat gali atvažiuoti juos pasiimti. Jie gali pasiimti tas, kas jiems tinka pagal savo turbūt gyvenimo būdą, pagal savo gyvenimo veiklą ir ten, kur žmonės gyvena, kur jie gali jį panaudoti iš tikrųjų. Išties labai prasminga ir naudinga veikla vykdoma Panevėžyje. Na, o dabar mūsų žvilgsniai krypsta į Klaipėdą. Dėmesio į ekranus. Artėja vasara, o kur visi keliaus? Pailsėti prie jūros, tik besiilsint, reikia nepamiršti ir savo pareigų. Kokių? Pasiklausykite. Na ką, pagerėjo oras, šilta, gera, visi traukia prie jūros. O prie jūros beje irgi turim rūšiuoti maisto atlikas. Kai atvažiuosite į Klaipėdą arba į Neringą, žinokit, kaip mes čia rūšiuojam atlikas. Todėl, kad visoje Lietuvoje sistemos gali skirtis, tvarka gali skirtis. Pavyzdžiui, aš rankoje laikau kelių skirtingų spalvų maišelius. Ką jums reikia žinoti atvažiavus į Klaipėdą arba į Neringą? Kad rūšiuojant maisto atlikas, mes turim įsikloti į šiukšliadėžę plastikinį maišelį, nesvarbu kokios spalvos, ir į tą maišelį sudėti savo maisto atliekėlės. Jeigu jūs esat paplūdimyje ir ten suvalgėt obuoliuką, kriaušytę, jeigu suvalgėt banano žievėliko ar kažkoks kauliukas nuo žuvies rūkytos, ką jūs be abejo labai mėgstat, tai visas šitas atliekėlės irgi sudedat į bet kokios spalvos maišelį ir jau po to išmetam į konteinerį rudų dangčių. Va, Klaipėdos ir Neringos ypatybė tai yra, kad maisto atliekos yra rūšiuojamos į atskirą konteinerį rudos spalvos arba rudų dangčių. Čia yra esminis rūšiavimo skirtumas nuo Vilniaus ar kitų savivaldybių. Mėgstantiems pasivaikščiojimus ar saulės vonės prie jūros skrieja atskiras svarbus prašymas. Galvojant apie tai, kad kuo švariau būtų prie jūros, tai didelis prašymas. Nemeskite maisto atliekų prie jūros esančius konteinerius. Nemeskite galų gale į maišelius sudėtų atliekų į atvirus konteinerius, į seno tipo šiukšliadėžes, nes jas ištampa paukščiai, po to tos pačios atliekos guli pakrūmėse, o maišeliai skrenda į jūrą ir mes maudomės mikroplastiko šiukšlėse. Na, o surinktos maisto atliekos važiuoja į Naujutėlaitį, ką tik pradėjusi veikti rūšiavimo cechą, esantį Klaipėdos regioninėme sąvartyne. Tenai maišelius atskiriam nuo biomasės, maišeliai važiuoja sudeginimui, energijos gamybai, na, o tai, kas lieka iš mūsų maisto atliekų, pagaminamos biodujos ir kompostas. Paprasta, gera, taip galim švarinti pasaulį. Primenu, maisto rūšiavimo būdai kiekvienoje savivaldybėje skiriasi. Norėdami sužinoti, kaip maisto atliekos surenkamos jūsų gyvenamojoje vietoje, ieškokite informacijos vietos atliekų tvarkytojo internetinėje svetainėje arba paskambinę telefonu. Nuo laidos pabaigai žinios iš Vilniaus. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras sulaukė pilnametystės 21 metų. Skaičius išties svarus, o ir nuveikta nepaprastai daug. Ir per tos 20 ir per pastaruosius 1 metus. Ta proga prie praėjusiais metais pasodinto tvirtybės simbolio ąžuoliuko VAC direktorius Tomas Vaitkevičius pasveikino visus su gimtadieniu ir tuo pačiu su TV laidų Atliekų kultūra sezono pabaigtuvėmis. Man nešė tie metai patirties. Daug tvirtybės, padovanojo mums daug naujų žmonių, kuriuos sveikino. Šitie metai dar kartelį įrodė, kad mes galime viską. Dėl žmonių, kuriems dirbam, ir dėl vienas kito, ir dėl to tikslo, kurio siekiame. Baigėsi metai, ateina kiti. Šiandieną baigėsi atliekų kultūros sezonas, bus kitas ir bus vis geresnis ir geresnis. Tai mes tikime, kad mes tapome geresni, mes neužmiršome, kam dirbam. Mes skelbiame žinią atliekų kultūra visiems. Joje patys gyvename, patys norime būti dar geresni ir kviečiame visus prisijungti kartu. Tad jei esate neabejinga žemėje, kurioje gyvenate, žinokite, kad esate ne vienas kelyje. Aš, Rūta Lukoševičiūtė Daudienė, linkėdama gražios, prasmingos vasaros ir nepakartojimų įspūdžių, atsisveikinu su jumis iki kito atliekų kultūros sezono. Atliekų kultūra, tai menas, filosofija.
tai poilsis atnaujintoje sofoje, atliekų kultūra, tai įpročiai ir